Kauno rajonas labai sparčiai auga. Per pastaruosius 2 metus mūsų bendruomenė padidėjo net 10 000 gyventojų ir perkopė 115 000 ribą. Todėl mūsų komandos iššūkis ir tikslas – sudaryti sąlygas visiems čia dirbti, kurti verslus ir auginti vaikus. Pristatome jums 2023 metų ataskaitą svarbiausius darbus Kauno rajone. 2023 metais renovavome 6 įstaigas ugdymo ir iš tikrųjų tai buvo vienas iš didžiausių proveržių, kad pradėjome Ugnies Karvelis priestato statybą. Taip pat įkūrėme Užliedžiuose 8 grupių darželį. Pradėjo veikti atnaujintas Mastaičių plaukimų baseinas. Per pastaruosius 5 metus įrengėme arba atnaujinome net 19 sporto stadionų arba aikštynų. Vienas iš naujausių projektų yra Raudondvario futbolo stadionų statyba. 2023-aisiais įrengėme Kačerginės kraštovaizdžio pažintinį taką, o Zapyškyje kultūros reikmėms pritaikyta žemkasė Nemuno 7 buvo pastebėta net Europos kultūrinio turizmo apdovanojimuose. Džiugu, kad pernai įsikūrė 800 naujų įmonių ir Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su Pramonininkų konfederacija pastebėjo ir mums skyrė auksinę krivulę. Nutiesėme daugiau nei 27 km asfalto dangos ir 10 km pėsčiųjų ir dviračių takų. Bendruomenių projektams dalyvaujamajam biudžetui pernai skyrėme rekordinę pinigų sumą – net 350 000 eurų. Už šios pinigus buvo įgyvendinti 5 projektai. Tai yra parkai, žaidimo aikštelis, laisvalaikio erdvės. Įsteigėme Kauno rajono sveikatos centrą, kuris koordinuos sveikatos priežiūros įstaigas. Ir nuolat plečiame socialinių paslaugų tinklą. Pernai beveik 10 000 Kauno rajono gyventojų pasinaudojo įvairiomis socialinėmis paslaugomis. Kartu su Kauno miestu pratęsėme 23 miesto autobusų maršrutus ir taip pat pradėjome gyventojus vežti visiškai naujais smaragdiniais autobusais. Už 1 milijoną eurų sutvarkėme 17 daugiabučių kiemų. Kartu su Lietuvos šaulių sąjunga ir viešųjų saugumų tarnyba suplanavome ir įgyvendinome civilinės saugos pratybas Tauras 2023. Vieni pirmųjų pradėjo organizuoti mokinių maitinimą švediško stalo principu, tęsime tai ir dabar. Jau 20 Kauno rajono mokyklų yra įdiegtas švediškas stalas. Tai ir mokinių sveikata, ir maisto švaistymo mažinimo politika. Parengėme migracijos įrenginių esamą studiją ir numatėme darbo prioritetus. 2023 metais įgyvendojom 2 projektus už 660 000 eurų ir tai leido jau šiemet pateikti 4 paraiškas naujiems projektams. Tai yra tik dalis darbų, kuriuos mums pavyko padaryti. Dalis jų 2023 metų ataskaitoje, kurią rasite savo pašto dėžutėse arba seniūnijose. Na, o mūsų laukia daug užduočių ir darbų. Todėl ir toliau mes statysime darželius, mokyklas, sporto aikštynus ir sales ir parkus. Ypatingą dėmesį skirsime aplinkosaugai, vandentvarkai, transportui ir keliams. Suplanavome daug darbų seniūnijose. Jie vyks sparčiau, kai veiksime kartu – savivaldybė, bendruomenė ir verslas. Linkiu mums visiems bendrystės. Kurkime gražesnę Kauno rajono ateitį.